Sveiki visi, šiandien sveikinuosi su Martynu, kuris Pietų Korėjoje gyvena jau bene 20 metų. Labas Martynai. Labą dieną, labas rytas. O mus skiria 7 valandos berots ar ne laiko juosta, tai kad Pietų Korėjoje dabar yra vakaras, Lietuvoje rytas. Martynai, aš galvoju, kad mūsų pokalbis iš tikrųjų gali padėti žmonėms šiek tiek plačiau ir giliau suprasti, kas tai yra Pietų Korėja, atrasti kažkokias tai jungiamasias tarp Lietuvos ir Pietų Korėjos, nes prieš tai, kai kalbėjomės kartu, sutarėm, kad tų panašumų yra. Na ir apskritai galbūt padrasinti, atvykti, keliauti, galbūt studijuoti Korėjoje. Ir manau, kad šitas pokalbis, na, toks bus informacinis, labai platus, bet kartu ir padrasinantis atrasti šitą šalį, kaip ir jūs atradote ją prieš, na, beveik 20 metų, sakau. Tai gal trumpai galėtumėt papasakoti tą savo atvykimo istoriją, kokiom aplinkybėm atsidūrė čia ir kodėl čia. Prasidėjo mano Korėja iš tikrųjų nuo Japonijos, nes studijuodamas Vilniaus universitete, kaip antrą, tuo metu buvo įmanoma, dabar neįmanoma, kaip papildomą specialybę buvau pasirinkęs japonologiją. Ir mokantis japonų kalbą, man atrodo, reikia šiol ir tada vis tiek, bet kokiu atveju reikia atvažiuoti į Japoniją, pagyventi tenai nors kažkiek, kad tu tą kalbą geriau išmoktum, įsigilintum. Vis tiek kalbos skiriasi, ypatingai tuo metu dar internetas, tas buvo tik tai prasidėjęs. Ir bestudijuojant Japonijoje išgirdau, tiesiog iš universiteto irgi pasakė, kad yra ir galimybė studijuoti korėjiečių kalbą. Tada tais laikais į Korėją, bent jau iš Europos tai tikrai mažai kas važiavo, iš Lietuvos niekam jį nerūpėjo. Ir tada pagalvojau, kad mokančių vis dėlto mano net ne pirma specialybė japonų yra papildoma. Atsiranda tų mokančių ir besimokančių japonų kalbą bus tik daugiau ir daugiau ir daugiau, o korėjiečių tai gal kada nors ir bus, kol kas visiškai nėra. Ir kalnų galima pabandyti, vis tiek jau žinau, kad kalbos yra panašios, tai korėjiečių kalba bus nebus sunku išmokti, būsiu vienas pirmųjų lietuvių, kuris išmoks kalbės korėjietiškai. Tai atvažiavau iš pradžių tiesiog į kalbos kursus. Trumpam pusmetį. Iš tikrųjų, pirmas planas buvo pusmečiui su galimybė prasitęsti dar pusmečiui. Bet po kalbos kursų įstojau doktorantūrą ir dabar jau eina, jeigu bendroji suma, tai ir gautųsi 20 metų. Tai ištisai dar čia su pertrauka. O kalbant apie korėjiečių kalbą, aišku, jūs jau mokėjote japonų, ar ne? Tai ar buvo sunku išmokti, nes kiek esu girdėjusi, korėjiečių kalba yra izoliuota kalba, jinai nepriklauso jokiai šeimų grupiai, ar ne? Jo, dabar vis dar bando atrasti kažkokius giminaičius, bando su japonų kalba kažkokiu ryšiu, bet kol kas nieko ne. Ir ji yra pati korėjiečių kalba kaip ir izoliuota, bet viena yra tarmė išskirta, kurią kaip kalba kartais laiko, tai kaip ir Korėjos pusiasaly yra dvi kalbos, bet ji yra izoliuota, bet iš tikrųjų gramatiškai yra gan labai panaši japonų kalba ir ne tik japonų kalba. Į Uralo Altajaus, kaip vadinam, kalbų grupę, tai būtų tiurkų kalbas, fino-ugrų kalbas, žodynas aišku ne, bet gramatiškai yra struktūra, tai pavyzdžiui, su suomių, estų ar net ir vengrų kalba yra gan panašios. O, geras. Tai estams lengviau išmokti? Greičiau išmoksta gal? Šiaip tas pats turėtų galioti japonų kalbą, bet kiek girdėjau, jie estai netaip, kas mokėsi, tas kalbėjo. Puikiai ne. Man atrodo, turėtų būti jiems lengviau iš gramatinės pusės, nors galvoju, iš lietuviams irgi nebūtų baisiai sunku, nes lietuvių kalba irgi kažkur, kaip čia pasakius, jeigu kaip korėjiečiai lygina ten pagal, ne korėjiečiai, bet šiaip pagal iš kalbinės pusės žiūrint, yra, jeigu pastatytumėm anglų kalbą ir korėjiečių kalbą, jos yra gramatiškai visiškai priešingos, tai lietuvių kalba būtų per vidurį. Supratau. O tarkime, ar ne, mes aną kartą irgi kalbėjom, kad norint būti savų Korėjoje arba bent kažkiek jaustis, na,
integravusių į visuomenę kalba yra pagrindinis ir esminis dalykas. Ar tai galiojo prieš 20 metų, kai jūs tik atvykot, ar tai galioja ir dabar? Ir tada, ir dabar visgi galioja, kadangi korėjiečiai, kad ir kaip kiek jie ten mokytųsi tą anglų kalbą, jie jos taip, eilinis korėjietis padoriai jos neišmoksta. Ir vis tiek visiems dauguma čia yra korėjiečių, dauguma kalba korėjietiškai ir tas kalbos mokėjimas tai tikrai yra tam tikra Korėjos pati savastis. Nemokėdamas tų kalbos, tu vis tiek visada būsi tikrai nieka nepriklausysi šitai visuomeniai. Vėlgi, ar ne, bent jau dabar pagal dabartinę statistiką rašoma, kad yra maždaug 3 procentai užsieniečių Korėjoje. Ir, visuomenė nėra multikultūrinė. Galbūt Seule būtent ir daugiau tų užsieniečių, kurie atvyksta ir turizmo tikslais ir panašiai. O kaip buvo prieš tuos 20 metų maždaug, ar ne, kai jūs tik atvykot, ar tų užsieniečių buvo dar mažiau? Manyčiau, kad buvo dar mažiau, tik negalėčiau labai gerai lyginti, nes aš tuo metu, kadangi studijavau, buvau korėjiečių kalbos kursuose, tai aišku, pas mus, mūsų kursuose, mūsų tam pastate buvo vien tik užsieniečiai. Ir jau tuo metu vis dėlto užsieniečių buvo atvažiuojančių ne iš Lietuvos, iš kitų šalių, kaip į mainams, tai pavyzdžiui, tik aš atvažiavęs, aš gyvenau užsieniečių bendrauti, tai tų užsieniečių buvo pilna. Aplinkui vien tik užsieniečiai, tai negalėčiau labai pasakyti. Bet galėčiau pasakyti, kad kokiais, pavyzdžiui, 97 metais, čia jau ne mano patirtis, viena pažįstama pasako, kad tuo metu užsieniečiai gatvėse sveikindavosi. Kai aš jau 2002 metais buvau, tai mes tikrai nesisveikindavome, sveikinamės tik tai su tais, su kuriais pažįstami. Ir jų buvo, man atrodo, vis tiek, aišku, mažiau negu dabar. Dabar jų gerokai daugiau. Tais dar kai aš pirmą kartą atvažiavau į Korėją, tai buvo 2002 metais, ir prisimenu, kad užtekdavau einant gatve, vis tiek eini per turistinius objektus kažkur, jeigu eini gatve ir netyčia sustoji ir pradedi dairytis, neužtrukdavo nei minutės, kai kažkas prieidavo ir pasiklausdavo, ar nereikia pagalbos. Dabar, man atrodo, gali valandą stovėti ir dairytis ir niekam nepasidomu. Supratau. O kuo dabar gyvena Korėja, ar ne? Mes žinom irgi, kad išgyvena visai neramius laikus, politinė prasme. Galbūt jiems, pavyzdžiui, Ukrainos karas ir įvykiai nėra labai aktualūs, bet nes jie turi patys savų problemų. Kokios yra, kaip čia pasakyti, visuomenės nuotaikos? Kuo gyvena pietų korėjiečiai? Ukraina jo tiesa nelabai, kaip čia pasakyti, negražiai, bet nelabai jiems čia rūpi. Man atrodo, pačioj pradžioje buvo kažkas labiau, kaip čia pasakyti, kai tik prasidėjus tiems kariniams veiksmams, aišku, ir korėjiečiai irgi reiškia palaikymą, bet kaip ir su vis dėlto šalis toli. Kitokių kažkokių didelių problemų taip dabar tai nesimato. Aišku, dabar vienintelė yra ta, kaip pasakyti, ne problema, kas jau irgi pradeda vis daugam nusibosti, tai prezidento apkalta, kur iki šiol dar vis nesibaigiant. Ir bent jau, pavyzdžiui, mano rajone, atrodo, kad ir visur mano rajone yra tokia ne visiškai didelė gatvė, 2 sankryžos didesnės, tai ant abiejų, man atrodo, abiejose sankryžose kabo plakatai, kad reikia jam apkaltą pareikšti. Tokie didžiuliai, kaip rinkiminiai plakatai. Nes kaip tik savaitgalį buvau su draugus susitikę centre, tai ten pavyzdžiui, prieš Karališkuosius rūmus tiesiog išsirikiausios palapinės, sustatytos, bet tokios jau stacionarios palapinės, kurie visi reikalauja, kad būtų apkalta pareikšta prezidentai. O daugiau kažkokių kitokių be šito įvykių didesnių ir nėra. Tai iš tikrųjų tas yra dalis visuomenės, kuri reikalauja, kad prezidentui būtų pareikšta apkalta, o kita dalis, aišku, aiškina irgi eina į protestus, tik aš nemačiau jų, bet irgi yra protestų, kad vis dėlto jis būtų išteisintas, kad čia yra neteisingai pasodintas, ar jis nepasodintas, dabar, žodžiu, visi tie kaltinimai yra neteisingi ir prieš konstituciją. Tai maždaug. Bet jau dabar
man atrodo, buvo žiemą iš karto po karinės padėties įvedimo, po atšaukimo, tada buvo didesni, ypač kol vyko balsavimas teisme, tada buvo didesni, bent jau ten, kur yra prezidento rezidencija, ten, man atrodo, kiekvieną savaitgalį būna kažkokie didesni protestai, bet visai kita šalis jau po truputį pradeda primsti, tik tai laukia, kada čia viskas baigsis. Mhm. O sakykime, jūs gyvenat pats Seule, tiesa? Taip. Vėlgi Seulas yra sostinė ir iki šiol laikomas vienu tokių išmaniausių miestų ir daug kas yra ir skaitmenizuota arba kažkaip kitaip, technologiškai pažangu. Aš prisimenu, visai dirbdavau su studentais ir studentai išvykdavo į mainus irgi į Pietų Koreją gana dažnai, nes tai buvo populiari kryptis. Ir prieš kokius 8, dar 9 metus jiems buvo labai didelis įspūdis, kad nėra ten, yra spynos su berakčių užrakinimu arba ten su, žinot, su pirštų atspaudu ir jiems buvo, wow, čia Pietų Korejoje tokie dalykai yra ir jau pas mus čia dar tokių nėra. Tai vad kalbant apie tą tokį technologinį pažangumą, ką galima būtų išskirti, kuo Seulas ypatingai galbūt išsiskiria šitam kontekste dabar. Reikėtų, aš žinokit dabar, kol per visą pandemiją iš Korėjos beveik nebuvau išvažiavęs, tai čia gaunasi vos ne 5 metai, tai žinokit, nelabai galėčiau su kuo ir palyginti. Galėčiau bet ką pasakyti, vienas dalykas, nes visai neseniai buvau Taivane, tai kas tikrai kliuvo Taivane jų pačiam Taipėjui, kad tas Wi-Fi gaudimas, kaip mes Seule pripratę, kad jis bus ant kiekvieno kampo, visur viešajam transporte, stotelėse, žodžiu, mobiliuoju telefonu Wi-Fi tau interneto nereikia jokio plano, nes tu beveik visur jį gausi ir visoje šalyje, tarp net ir kaimuose tenai kažkur pasigausi. Tai Taipėjai buvo problema rasti tenai jų, kur čia bus, ypač kaip reikia susitikti su kažkuo ir tikėkime, kad tas žmogus nevėluos, tikėkime, niekas nepasikeitė, nes neaišku, ar tenai bus Wi-Fi ir neaišku, kaip reikės su juo susisiekti. Kaip įdomu, nes pavyzdžiui, Wi-Fi'us, bent jau Lietuvoje, jeigu yra kažkoks bendruomeninis ryšys, tai dažniausiai siūlo nesijungti, nes yra nesaugu. Nežinau, Korėjų gal ir kartais, man atrodo, kartais išmeta, kad būna kažkas nesaugaus. Bet kažkaip man atrodo, vis tiek visi turi savo internetą, bet visada aš jungiuosi prie visokių šitų, nes yra visų pirma viešame transporte šiaip, pavyzdžiui, autobusai teikiamas, tarkim, būtų Public Wi-Fi Seoul, tiesiog Seulas pats teikia autobusuose, šituose metros, visuose traukiniuose bus tavo tiekėjas teikia kažkokį Wi-Fi ir šiaip visuose turistinėse vietose tikrai, aš kad ir atvažiuojantiems žmonėms, kurie ten klausia, kaip turistams, kurie laikinai atvažiuoja, ne turistams, darbo reikalais, kurie nori įsigyti, tai anksčiau visada sakydavo, ar jums tikrai reikia, jeigu reikia kiekvieną sekundę turėti Wi-Fi, tai tada jau, pirkite ten kažkokį kažką ten planą, bet jeigu ne, čia yra tiek pilna ir tikrai net ir verslininkai tiesiog išgyvena su tuo viešu Wi-Fi, kad bus viešbučiuose kažkokiuose susitikimuose, nes kur jam reikia, tai tikrai viešbutį tikrai bus, kur nueisi su verslo susitikimais, tai bus kažkokia kompanija, visuose kompanijose būna tikrai, viešame transporte kažkur prisijungsi ir kad ir po mėnesį išgyvena tiesiog su viešuoju Wi-Fi. Ir nežinau, niekas dar negirdėjau, kad kažkas būtų nukentėjęs nuo to. O tarkim, ar ne, vis tiek Korėja gerai žinoma savo didžiosiom įmonėm, technologiniam. Tai pavyzdžiui, galbūt jūs patys pirmieji gaunat naujausius telefonų modelius ar dar kažką, ar nėra tas juntama? Gal ir yra, bet kadangi aš neseku tų madų, aš tai telefoną naudoju, kol jis veikia, tai negalėčiau iš tikrųjų pasakyti. Bet aš spėju ne tik tai iš vis
pačius naujausius, man atrodo, gauname ne tik tai korejietiškus, bet ir kitų. Nes kiek aš esu, bent jau anksčiau tai buvo, Korėja visada buvo kaip ir bandomoji rinka visiems, ypatingai technologijai. Kad ne tik tai Samsungas, LG ar korėjietiš, ir kitos užsienio kompanijos Korėją išbandinėja, nes dėl vieno dalyko, kadangi korėjiečiai tikrai puls pirkti visi, kad visus naujausius modelius jie visi puls pirkti, ir kitas geras dalykas, kad jie puls skūstis. Čia šitai. Čia tai, kad pirks, tai dar nieko, svarbiausia, kad visi, ar reikia, ar nereikia, ir dėl teisingų, ir ne dėl nesąmonė, kad dėl to yra bandomoji rinka, kad korėjiečiai tikrai skūsis visas kliauzas, kas nepatinka, jie viską praneša, kad kitose rinkose, ko iš kitų rinkų negaus. Tai mes tikrai gaunam, bet greičiausiai dėl korėjietiško charakterio, dėl visko skūstis. Supratau. O pavyzdžiui, kaip yra dėl rinkimų? Nežinau, ar jūs turbūt pilietybės neturit ir balsuoti negalite. Bet ar ten yra diskusijos apie elektroninį balsavimą, pavyzdžiui? Lietuvoje apie tai kalbama, bet vėlgi kalbama, kad nesaugu, kad yra sudėtinga įvesti tos rinkimus ir panašiai. Kaip yra Korėjoje? Gal jau yra ten tie rinkimai? Ne, man atrodo, čia tikrai nėra ir, man atrodo, net nekalbam apie tai. Ir aš nežinau, pas juos dėl su tuo balsavimu net yra griežčiau, man atrodo, dabar kažkaip pasikeitė, kad man buvo net keistas skirtumas, va čia kuo Lietuva geriau nei Korėja, kad aš jau 2004 metais ar kažkada, būdamas mes čia sėdėdami Korėjai, nėra ambasados, visi balsavom paštu. Korėjiečiai iki šiol, jeigu jie yra ne Korėjoje, jie privalo užsienį būdami nuvažiuoti pačią ambasadą. Man atrodo, balsavimo paštu net nėra. Gal dabar jau yra. Dėl to nesu tikras, bet kažin, kad anksčiau tai tikrai buvo, kad privalėjo, jeigu tu nenuvažiuoji ambasadą, tai galima sakyti ir nebalsuoti. Tai tuo Lietuvoje kaip ir geriau. O apie elektroninį balsavimą, atrodo, čia niekas labai irgi nešneka. Neužkliuvo. Negirdėjau, kad kažkam reikėtų. Supratau. O pakalbėkime šiek tiek apie darbą. Tikrai ne vienas esam girdėję, bent jau Lietuvoje, ir ne apie ilgas darbo valandas Korėjoje, apie atostogų skaičių, kiek esu girdėjusi, kad tai yra 15 dienų metinių atostogų ir turbūt per savaitę ten iki 52 valandų darbo. Ar tai vis dar galioja, ar yra kažkas pasikeitę? Dėl atostogų tai galioja, kai pradedi dirbti, tu gauni su kiekvienu mėnesiu, tu gauni vis po vieną laisvą dieną, tai pirmaisiais metais, kiek mėnesių dirbu, tai realiai tiek tų dienų ir turi. Po to, kai pasikeičia metai, tai jau gauni 15 dienų ir gal po to, man atrodo, po kažkiek metų jų priauga. Nėra, bet šiaip normali 15 ir gal šiek daugiau. O dėl darbo valandų jau dabar priklauso iš tikrųjų nuo kompanijos, bet iš tikrųjų yra labai griežtas darbo kodeksas, kuris labai apsaugo darbuotoją, ir bent jau save gerbiančios kompanijos, visos didžiosios ir tikrai ir mažesnės, stengiasi, kad tas darbo kodeksas nebūtų pažeidžiamas. Kad jau daug kur stengiamasi, kad viršvalandžių nesėdėtų, jeigu yra už viršvalandžius dažniausiai, aišku, nemoka, vis tiek kartais tenka. Jeigu tenka sėdėti viršvalandžius, kažkaip atsiskaitoma kitais būdais, kiek žinau, viena mergina sakė, pas juos nemoka, bet jeigu yra kažkiek viršvalandžių, tu gauni papildomą laisvą dieną. O šiaip būna, kad kompanijose didesnėse būdavo įvesta, kad 6 valandą kompiuterį tiesiog išsijungdavo. Kad niekas, ar ten 6 ar 9 valandą, kaip priklauso, kad tiesiog nieko nebegali daryti. Po to ne visur, aišku, taip yra. Žinau, vienas mano draugas sakė, kad pas juos buvo net yra reikalavimas dabar darbe, kad po 6 valandos, tai yra po darbo valandų, niekas nebandytų atsakinėti jokius darbinius mailus ir nieko nerašytų darbinių messenger.
jeigu yra koks skubus reikalas, ko reikia kažką aptarti, tada skambinkite per asmeniniais mesendžiais su darbuotojais, kad nieko negalima darbinių šitais daryti. Nes, kiek žinau, ne tiek, kad yra griežtas darbo kodeksas, bet yra, jeigu griežtai laikomasi, tai tiek, jeigu darbuotojai tai pasiskundžia, tai, ta prasme, čia bus tik tai įmoniai blogiau. Galbūt dar kas tenai, kad, pavyzdžiui, žinau, iki tiek dabar yra apsaugoti darbuotojai, kad jeigu tu sugalvoji išeiti iš darbo, tarkim, aš šiandien sugalvoju išeiti iš darbo, aš tiesiog padedu pareiškimą ant stalo, ar, nu, ne ant stalo dabar, viskas internetu, įkeli nuo tos minutės, vat, kada tu nori išeiti, tu gali išeiti ir tau kompanija nieko teisiškai negali padaryti. Nors ir atsikėliau iš ryto, sugalvojau, ai, nuo šiandien nebedirbu. Prieš eidamas į darbą, aišku, prieš darbo valandas aš įkeliu pareiškimą ir viskas, aš jau nebedirbu. Ir kompanija teisiškai nieko man, nebent jeigu yra darbo sutartį pasirašant buvo įrašyta, kad tu privalai, gal tuo atveju kažką gali prisikabinti, bet realiai darbuotojas visiškai taip to klausimu prie nieko neprisikabins. Tai išdarbinimas labai greitas gali būti, o įdarbinimas? Ir išdarbinimas to, kad darbuotojui paprasta išleisti iš darbo, o įmoniai yra sunku atleisti darbuotojui. Yra tik tai tas, jeigu iš bandomuoju periodu dar kažkaip yra lengviau, kadangi tas bandomas, bet jeigu praeina bandomasis periodas, kuris dažniausiai būna 3 mėnesiai, sviruoja kai kur, bet dažniausiai 3 mėnesiai, po tų 3 mėnesių įmonė jau nėra taip paprasta atleisti darbuotojų. Tai darbuotojas turi teisę, o įmonė jau yra kaip ir pririšta prie to darbuotojo. O įdarbinimas, tai man atrodo, kaip visam pasauliu. Kaip tu susirandi tą darbą. Aha. O kalbant apie freelancinimą, ar ne? Pavyzdžiui, galbūt kažkas klausysis mūsų pokalbio, šiaip domisi Pietų Koreja ir galvoja, norėčiau pafreelancinti ir gyventi Pietų Korejoje. Ar tai yra tvarus būdas išgyventi? Bent jau aš, kadangi dirbau iki šiol visada vertimų sferoje, tai vertėjai, vis dėlto dauguma vertėjų yra freelanceriai. Ir jie taip ir gyvena. Kiek suprantu, yra labai mažai vertimų kompanijų, kurios turi savo, tai yra vertėjus, yra kas turi vertėjus viduje, bet tie vertėjai viduje dažniausiai užsima redagavimu, tikrinimu, vertimu. O patys vertėjai, kurie verčia, tai visi yra freelanceriai ir jie kažkaip, suprantu, išgyvena. Supratau. O pavyzdžiui, ar ne, mes Lietuvoje ypatingai dabar šnekam apie 4 valandų darbo dieną. Tai yra darbo savaitė, atsiprašau, 4 dienų darbo savaitė. Ar Korejoje tas įmanoma? Ar apie tai apskritai kalbama? Korėjiečiai, kiek žinau, teoriškai apie tai girdėję ir jie tikrai būtų nieko prieš. Aš nežinau, kiek visi, bet tikrai mano pažįstami yra girdėję, kad Europoje apie tai kalbama ir man atrodo, tikrai, kiek aš pažįstu, niekas nesupyktų dėl to, bet kol kas Korėjai tas nelabai įmanoma, nes aš net žinau, kad jeigu Seulė yra įprasta 5, tikrai visur yra įprasta 5 dienų darbo savaitė, tai tarkime, už Seulo ribų dar kai kur yra, kur žmonės dirba po 6 dienas per savaitę. Tai čia 4 dienos kol kas yra tokia fantazija kažkur toli Europoje. Aha, o ar pavyzdžiui, tam kontekstui ir masteliui susidaryti galim pasakyti, kad Pietų Korėjos plotas yra 1,5 karto didesnis negu Lietuvos, tik 1,5 karto, bet gyventojų beveik 20 kartų daugiau. Tai reiškia, šalis labai tankiai apgyvendinta ir žmonių yra labai daug. Ir čia norėčiau mūsų tą pokalbą pakreipti į konkurenciją, nes ar ne labai daug žmonių gyvena, bent jau pagal Lietuvą lyginant. Ir kiek žmonių gali pretenduoti į tą pačią darbo vietą? Ar yra kažkokios tai statistikos ta prasme? Ar konkurencija yra didelė? Žinokit, šitų statistikų aš bent jau statistiko nežinau, aš tiesiog
kaip, man atrodo, priklauso nuo darbo vietos. Aišku, visi nori dirbti tose didžiausiose kompanijose, kadangi ten, savame suprantama, didžiausi atlyginimai. Ir ką aš esu matęs, tiesiog darbo skelbimuose, kai žiūri per visuose puslapiuose, nes ten visada surašo, kiek jau žmonių yra nusiuntę bent jau savo CV į šitą. Tai ten dažniausiai būna viena vieta, tai aš galiu pasakyti ten įvairiausių variantų. Būna, kad žiūri tik tai 2 žmonės ir dar tuo labiau, kad ten yra tas laikas, tai aš negaliu visos statistikos pasakyti, kiek iš jūsų tenai bandė taikyti, nes aš ten per vidurį dažniausiai būnu arba pačioj pradžioj. Tai būna, kad 2 žmonės, vienas žmogus tik tai atsiuntęs. Būna, kad ir keli šimtai į tą pačią vietą man taikyti. Tai čia tokia, kaip kur. Nes aš žiūriu, kad ir patys taikantis, aš esu matęs būtent savo skelbimuose, kad tos pačios kompanijos, tas pats skelbimas jau kaba kelintą mėnesį. Ir tenai, ir aš žinau, ir pas jūs matosi, kad kažkas, ta prasme, ryškiai tą pačią vietą, ryškiai ta vieta, tuščia jau ten kelis mėnesius, niekaip jie neranda nieko, aš nežinau, ar ten jų lūkesčiai per dideli, ar jau tikrai visi tokie, kas neieško, nežinau, yra kitos vietos. Tai Na, norėjau pasukti šiek tiek temą apie konkurenciją, nes esu girdėjusi tokį pasakymą, kad grožio kultas irgi tarnauja tai konkurencijai, kad padeda laimėti, nežinau, darbo vietą, populiarumą ar dar kažką, nes žinome, kad Korėja tikrai asocijuojasi su grožio industrija ir tokia, nežinau, gal radikaliai nepasakyčiau, bet tikrai stipria ir esu girdėjusi, kad dovanoti plastinės chirurgijos operaciją yra normalu Korėjoje. Ar tai tiesa? Jo, man atrodo, iki šiol dar tas pats. Ir plastinės, ir ne tiek, kad dovanoti, niekas net nesigėdė, jeigu kažkas pasidaręs plastinę operaciją, niekas per daug nesigėdė, kad jas pasidarė. Žinau, kad bent jau anksčiau būdavo, kad, tarkime, tai galvoju, kuri tenai, ar riebalų nusiurbimas, ar akių vokų, bet merginoms, tarkim, baigiant gimnaziją, baigiant 12 klasių, tėvai dovanodavo. Liktais ir nežinau, kurią ten operaciją, bet kažkuria iš plastinių operacijų. Ir pasidaryti, kai buvau, man pačiai neteko viena bendra klasė kine, nei ar jos pažįstama, norėjo rašyti kažkokį darbą apie tas plastinės operacijas ir jos apsilankė keliose klinikose, ten rinkdamos medžiagą, ar ten šiaip, tai sakė, ta kinė, sako, aš buvau šiek tiek pritrenkta, šokiruota, kad pasirodo pasidaryti akių vokų operaciją, tai vos nesas tas, kaip užsirašyti pas kokį dantistą ar pas kirpėją. Taip, noriu pasidaryti, taip gerai, kada ten atsiverčiu, tai va, kitą antradienį 3 valandą jums tinka, ar kada jums tinka, tai gerai, ateikit. Ir va, tau 2 vyrukai bus. O tų plastinių operacijų klinikų tiesiog pilna, bet ne tik tai korėjiečiai, jau žiūriu, labai orientuota ir gan orientuota, nes žiūriu, visuose jie ieško irgi angliškai, japoniškai, kiniškai kalbančio personalo, tai jau orientuota ne tik tai į vidinę, bet ir į atvažiuojamą turizmą. Tailandiečiai visokie, bet jau dabar ieškodamas darbo tas peržiūrėjau, tai mačiau, kad vos ne kiekviena klinika ieškos japoniškai tikrai jiems reikia, ir kiniškai kalbančio, ir angliškai, nes tenai reikės ir dar kur net atskirai, ir taiškai, ir ten indoneziečių kalbai kalbančių, orientuosi net visas rytų ir pietryčių Aziją, važiuoju į Korėją pasidailinti. Aha, nes aš irgi kažkaip, manau, atradau tokią paralelę, nes žinau, kad į Lietuvą atvyksta, bent jau į Kauną, tikrai nemažai Britų irgi riebalų nusiurbimo operacijom ir panašiai. Tai panašu, kad Korėja irgi yra gerai žinoma dėl savo operacijų ir čia toks medicininis turizmas gaunasi, ne? Jo, ir ne tik ir plastinių operacijų, ir šiaip gydytis važiuoja. Aš tik negalėčiau pasakyti, žinau, kad Azijos pietryčių, rytų pietryčių Azijos gyventojai daugiau dėl plastinių operacijų važiuosi, bet
bent jau anksčiau, prieš koroną, prieš pandemiją, buvo nemažai atvažiuojančių iš Rusijos ir, man atrodo, buvusios Sovietų sąjungos žmonių gydytis būtent į Koreją ir būtent tas gan vystėsi tas medicinis turizmas net ir iš tų kraštų. Aš nežinau, ar iki šiol, man atrodo, irgi dar yra, nes matau, kad ligoninėse dažnai ieško rusiškai kalbančio personalo. O, pavyzdžiui, dar šiek tiek grįžtant prie to paties grožio ir tų operacijų, ar yra kažkoks paaiškinimas, kodėl čia taip svarbu pasidaryti tą plastinę operaciją ir kodėl tas grožio kultas toks svarbus Pietų Korėjoje? Man buvo labai keista, bet viena mano pažįstama, kaip sakė, kad tiesiog čia nuo senų laikų yra atėjęs tas grožio kultas Korėjoje, čia dar tais laikais, kai žmonės skaityti ir rašyti nemokėjo. Ta prasme, dauguma nemokėjo skaityti ir rašyti, kad sako, tu pasižiūrėk, visur, kad ir senesnė literatūra, va, tas grožis visuomet yra akcentuojamas. Aišku, dabar tiesiog grožio standartai pasikeitė, bet kažkaip žmogaus grožis, išorinis grožis visuomet jiems buvo svarbus ir tiesiog dabar pasikeitęs, ir dėl to tos plastinės operacijos daromos, kadangi pasikeitė grožio standartai, yra tas veidas bent jau turėtų būti šiek tiek vakarietiškas. Tai dėl to jiems visiems reikia daryti. Tai yra, ką dažniausiai galiu, aš net nežinau, ką darosi. Prasipjauna čia, kad būtų dvigubi akių vokai. Galvoju, kaip tenai čia patarkuoja žandikaulius ir dar kažkaip, man atrodo, ir šitos skruostikaulius kažkiek nuima. Nes turi būti, teisingai, nosį pasididina. Kas mums atrodo ilga nosis yra klaiku, tai jiems yra labai gražu. Tai čia, tai daro veidą, kad būtų kiek įmanoma vakarietiškesnis, kaip yra net pagal dainą, kad kūnas turi būti S formos, o veidas V formos. Tai tai čia yra tas smakras, nes išlindęs toks smakras, nes azijietiški veidai tokie labiau apvalūs kvadratiniai. Tai dėl to atėjo čia patarkuojas. Kaip įdomu. O vyrams ir moterims galioja tie patys standartai, ar visgi tai, labiau visgi moteris darosi tas operacijas? Kad, man atrodo, vis tiek daugiau, aišku, moteris, bet standartai tie patys visiems, kad žinau, kad ir vyrai irgi darosi. Aišku, šiek tiek mažiau, bet, pavyzdžiui, kokias nors akis, tai darosi visi vienodai. Net galvoju, kažkuris iš prezidentų buvo kartu su žmona pasidarė akių operacijas. Nes jie turi, aišku, kaip ir normaliuose visuose vystant verslą, yra nuolaida poroms, tai man atrodo pasinaudojo tą nuolaidą, buvęs prezidentas kartu su žmona ten pasidarė dvigubus vokus. Bet čia jau seniai, aš jau net neprisimenu, kuris prezidentas tai buvo pasidaręs. O, pavyzdžiui, jums, ar ne, jūs esate užsienietis ir jūs turite ir dvigubus vokus ir veido forma visai kitokia. Ar irgi yra kažkoks spaudimas užsieniečiams gyvenantiems ten turėti, nežinau, idealią odą ar dar kažką, ar veikia ta aplinka kažkaip? Aš asmeniškai to nesu patyręs, nežinau, gal kiti ir turi, bet kad ir tas spaudimas, tai jis nėra toks, nors gal šiek tiek, man atrodo, agresyviau negu Europoje, tas labiau tiesiogiai išreiškiamas. Tai, man atrodo, kadangi vis dėlto standartas yra dabar labiau vakarietiškas veidas, tai aš tikrai šito spaudimo jokio nepatiriu, kadangi jau viskas ir nosis atitinkamo dydžio. Tai man šito, nežinau, gal kiti jaustų, aš nesu pajutęs nieko. Visiems labai tinka, kaip ir dabar atrodo. O kalbant ar ne apie grožį, mes pakalbėjom apie grožį, bet supratau, kad tas poreikis jam kilo iš kažkokių tais kultūrinių paskatų. Tai šiek tiek dabar norėčiau grįžti prie tos Korėjos kultūros. Apie ką jinai, kas įtakojo, tarkim, ar tai buvo religija, ar tai galbūt kažkokios tai sąsajos su buvusiomis šalimis, kolonizatorėmis, kaip Japonija, pavyzdžiui, kas sudaro tą Pietų Korėjos kultūrą, kokie jos elementai?
Atrodo, pagrindinis vis dėlto elementas Korėjos kultūros būtų taip vadinamas neokonfucianizmas. Yra konfucianizmas atėjęs iš Kinijos, šiek tiek po to performuotas, aš jau sakyčiau, šiek tiek gerokai perkreiptas, bet nes tas konfucianizmas tiesiog persmelkęs visą Korėjos kultūrą, visas religijas, visą gyvenimą, kažkiek bandoma jį naikinti, bet tai patį pagrindą tai sudaro, kaip ir ne tik ant Korėjos, gal visos šitos Rytų Azijos regiono. Ir kurio pagrindiniai principai, kad pavaldinys turi paklusti karaliui ar valdovui, žmona vyrui, vaikai tėvams, man atrodo, čia 3 principai, kad jie turi paklusti ir iš kitos pusės valdovas privalo rūpintis pavaldiniais, vyras žmona, o tėvai vaikais. Tai tas, vat, kas labiausiai įtakoja. Tik tai tiek, aišku, aš sakyčiau, kad tas konfucianizmo šiek tiek iškreiptas, kad tas paklusimas gaunasi vos nebesąlygiškas paklusimas ir tas rūpestis irgi toks, kaip ir, yra aišku tas rūpestis, bet aš rūpinuosi taip, kaip man atrodo, kaip reikia rūpintis. Tai Aha. šitas, po to kita dar, kur irgi jau čia gal labiau pasąmoniniam lygmenį, tai aišku visus korėjiečius valdo šamanizmas. Čia, Kaip čia taip? čia yra senoji Korėjos religija, taip sakykime, kuri atėjus budizmui, tuo labiau po to atėjus konfucianizmui, ji nebuvo uždrausta, kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje pagonybė, ji neišnyko, ji kaip ir liko kaip ir atskira religija. Bet man atrodo, kaip ir Lietuvoje ta pagonybė, kad ir išnykusi pas mus visi pasąmoniniam lygmenį vis tiek yra, mes vis tiek turim to. Tai tas šamanizmas pas korėjiečius yra ne tik pasąmoniniam lygmenį, bet jis ir realiai. Tai ta religija, jie anksčiau buvo kaip religija, kaip sakiau, atėjus budizmui, ji buvo nustumta šiek tiek į šalį, nebuvo išnaikinta ir dabar tas iš tiesiog religijos, iš tikrųjų šamanai tiesiog dabar pasidarė, kaip čia pasakyti, tai, tą nišą, kurią Lietuvoje užima kokie nors ekstrasensai visokie, tai ją užima korėjai šamanai. Kaip įdomu. Ir ne tik ekstrasensai, bet ir visokie psichologai, ir psichoterapeutai, ir psichoanalitikai, ką daro, tai viską tą Korėjoje daro šamanai. O tai kaip atrodo tas vidutinis standartinis Korėjos šamanas, nežinau, su smilkalais, su dūmais, kažkokios, nežinau, ar tai yra visiškai, ta prasme, aš esu šamanas, bet aš turiu kabinetą su foteliukais ir mes ten šnekamas. Kaip tai atrodo iš Tenai viso? yra toks, jis smilkalai, aš dabar galvoju, ar tenai būna, bet vis tiek tai yra religinė, tai bus kažkoks altorius pristatyta ten dievų paveikslų, skulptūrėlių, daugybė visokių šitų girliandų šviečiančių lempučių, bet, pavyzdžiui, jeigu kur nors namuose daro. Ir kai daromos ceremonijos, tai ant to altoriaus dar prideda valgyti, gerti ir taip toliau. Ir ten, vis dėlto tai iš religinės pusės, tai ta ceremonija ir bus ten tokia su paskambinimais, pašokinėjimais, padainavimais, pagėdojimais, dvasių švietimais. Kažkokie konsultacijos jie daro, bet, man atrodo, čia prieš tai, kol susitarė dėl kainos. Nes iš tikrųjų, tos šamanų ceremonijos, kaip bebūtų, jis nepigiai kainuoja. O ką, pavyzdžiui, gali padaryti tos šamaninės ceremonijos, nežinau, pritraukti kokį nors partnerį, arba, nežinau, pritraukti pinigus, dėl ko žmonės galėtų jas užsisakyti? Aš, kuriam esu girdėjęs, tai dažniausiai tai, kaip viena mano pažįstama pasakė, kad kodėl Korėjai psichologai ir visokie psichoterapeutai, kad mes kalbėjome apie darbą, kad jai kaip ir patiktų psichologija, bet sako, iš psichologijos daug neužsidirbsi. Nes sako, pavyzdžiui, europiečiai, kai turi, tarkime, kažkokiu tokiu problemu, ką jie daro? Jie eina pas psichologą ar ten pas psichoterapeutą. Ką daro korėjiečiai? Eina pas šamaną tais atvejais. Tai, žinau, vienas toksai buvo atvejis, bet
kur pačiam mačiau tą ceremoniją, kad tiesiog vyras, ten, nu, jis ne vyras, dar 20 metų tikriausiai, kad vis laiko visokius egzaminus bandydamas įsidarbinti ir visiems nesiseka. Nu, tai vat visą tą nesėkmę, kad nuvytų, užsakomas pas šamaną užsakomas ceremonija. Tai ar kad dėl pinigų, kad būtų, aš nežinau, bet tiesiog va tokie, kai tau nesiseka kažkas gyvenime, tai tu eini pas šamaną pasikonsultuoti ir tau pasako, kad čia tave dvasia apsėdus ar kažkas tenai nuvarysi, nes ten, nu, maždaug taip viskas vyksta, kiek suprantu. Bet šiaip aš pastebiu tokį paradoksą labai dažnai, ar ne, nes, nu, šalis pati yra labai, kaip pasakyti, geram ekonominiam stovi, beveik ketvirta, man rodos, ekonomika Azijos, tarp Azijos šalių, aukštas technologinis išsivystymas, švietimas irgi, švietimo rezultatai labai aukšti. Ir vis tiek žmonės kažkaip tais linksta į tą va tokią, negaliu pasakyti pseudo religiją ar kažką tais tokio, bet vat į tokius ritualinius dalykus. Ir tas atrodo taip nesuderinama, bet panašu, kad turbūt ta sistema taip viena kitą palaiko, tas toks technokratinis gyvenimas ir tas. Jo, ir dar tas keiščiausia, kad net ne visi tik yra, kad dabar aš galvoju, šitam rajone, kur aš esu, nelabai mačiau, pavyzdžiui, kur anksčiau esu matęs, nes šamanų visos užeigos iš karto matomos. Pas juos prie namų bus įsmeigta bambuko stiebas, ar kaip bambukas nudžiūvęs ir raudona balta vėliava. Tai kur ten, pavyzdžiui, anksčiau, kur gyvenu, tai žinau, kad pas mane, jei labai prireiktų, tai maždaug 5 minučių atstumu yra kokie 5 šamanai gyvenantis. Čia aš taip galvoju, jeigu prireiktų, tai ten net labai toli įreiti. Ir tuo labiau, kad Korėjai nėra vienos kažkokios vyraujančios religijos, yra apie tikinčiųjų maždaug apie pusę ir jie skirstosi budistus, katalikai ir visokios protestantų sektos. Tai žinau, kad tarkime, katalikai su budistais taip normaliai, taip sakykime, sutarė, niekas nieko prieš, bet, pavyzdžiui, kokie nors yra protestantų konfesijos, kurios labai nusistačiusios prieš budizmą, ten bus ne kaip satanizmų, tais jos laiko, po to žinau, kad protestantų bažnyčios draudžia protėvių garbinimą, atnašavimą protėviams, kas yra Korėjos kultūros dalis, katalikų bažnyčia nedraudžia, bet protestantų bažnyčios tai draudžia, bet vat visiems jiem kažkaip netrukdo visiems kartu eiti pas šamanus. Ir katalikam, ir budizams, ir tie patiem protestantam, kurie neduok dievė net našaus protėviam, bet nueit pas šamaną pasikonsultuoti, tai žinau, kad kažkaip čia nebeveikia jau ta religija. O tas atnašavimas protėviams, tai jis labai panašus į mūsų vėlinės, ar į ką, ar čia yra iš konfuzionizmo kilęs kažkoks paprotys? Man atrodo, kažkiek yra paveikęs, aišku, konfucianizmas, bet tai turėjo ateiti iš anksčiau ir dabar į mūsų vėlinės jau nelabai panašu, gal anksčiau, ankstyvesnės vėlinės, kol dar buvo labiau pagoniškos. Šiaip apnašavimas protėviam vyksta kasmet 2 kartus, yra per vėlinės ir per naujuosius metus pagal mėnulio kalendorių, ir taip pat būna pagerbiami per metinės, tačiau aišku, būtent tas žmogus. Ir toks gal labiau senovinių, kad namuose įrengiamas altorius, kur surašomi vardai visų protėvių dar kažkas, ant to stalo sudedamas, ten sudėtinga, aš ten ir nemoku, ten kriaušės, obuoliai, yra net tvarka, kaip sudėti viską, kriaušės, obuoliai, valgiai, ten tokie visokie virtiniai, dar kažkas ryžiai būtinai, uždegamas smilkalas, čia reiškia, kad pakvietė, tada visi lankstosi, ten yra, aš ten žinau, kad reikia apsukti kažkaip, ten išgerti, nupilti. Tas pats daroma, kai ateina aplankyti į kapus, irgi dažnai yra įprasta, kad uždegti smilkalą, kai iškvietė, padėti džiovintos žuvies ar kažko tenai paragauti. Ir būtinai, aišku, įpilti kažko išgerti, kad jie išgertų ir kartu išgerti. Čia šitas neatsiejama dalis nuo viso atnašavimo. O pavyzdžiui, jaunimas dar tokių dalykų laikosi, tie
papročiai jiems svarbus ar jau nelabai? Čia, o jie nieko negali padaryti, nes visas atnašavimas šiaip vyksta visuomet tėvų namuose, tai yra tas perdodama iš kartos į kartą pagal vyriausiojo sūnaus liniją. Tai tarkime, pavyzdžiui, mano vienas draugas buvo, kad iš šeimos, kur jau 7 kartų yra vyriausias sūnus. Tai visi 7 kartų protėviai yra pagerbiami ir susirenka pas juos tenai ir, kaip sakė, anksčiau sakydavo, kad tos ceremonijos namie būdavo kartą per 2 mėnesius, nes žinot, per 7 kartas susikaupia pakankamai tų protėvių, kurių visų metinės reikia dar paminėti. Ir dar plius naujieji metai ir vėlinės. Ir visą šitą perdodama, tai ir jaunimas, nes dabartinis jaunimas, tai vis tiek jie ne patys ne savo namuose daro, visą bus arba tėvų, arba senelių namuose, o jie tai tikrai laikosi. Čia iš tikrųjų maždaug tas pats, kaip, pavyzdžiui, pas mus kūčias. Realiai, vos net, kai mes kažkada su draugais kūčias, kai aš švenčiau pagal tos dabartinius papročius, tai panašiai kaip ir per naujosius metus irgi, pas mus irgi kūčias. Bet jau Lietuvoje, kiek aš žinau, ten jaunimas visi švenčia. Taip, tiesa. O dar norėčiau, pradėjom kalbėti apie šeimą, ar ne? Ir Pietų Korėja garsėja tuo, kad ar ne gimstamumas yra labai rekordiškai mažas ir dažniausiai, jeigu pamatysi, jeigu pora vežioja vežimėlį, tai ten bus šuniukas, o ne vaikas. Kodėl taip yra? Kuo aiškinamas tas žemas gimstamumas? Viena iš priežasčių, kodėl mažėja gimstamumas, tai yra, kad yra labai sunku, tai yra labai brangu užauginti vaiką. Ne kiekviena pora gali sau leisti antrą. Vieną dar, bet jau apie antrą jau gerokai pagalvoja, kadangi ir šiaip, aišku, visur vaiką brangu auginti, bet čia labai daug suryja vaikų auklėjimas, tai yra švietimas. Nes mokama dažniausiai, yra ir privačios mokyklos, dažniausiai mokama, man atrodo, nuo 7 klasės yra mokslas mokamas, bet dar visus vaikus privalomai leidžia pas visus įmanomus korepetitorius. Tai žinau, kad bent jau mokiniai, gimnazistai kokie, jau vėliau ten kaip, man atrodo, tėvai tiek nedirba, neria, kiek vaikai mokosi. Aš ten nuo anksčiausio ryto iki vėliausio vakaro, ten visi išvarvėjusiom akim, vien tik tai sėdi. Klausimas, kiek išmoksta ir ką ten mokosi, bent jau, kad eina ten iš vienos pamokos į kitą pas visokius kitas. Ir kitas dalykas, kaip minėjau, kad tas iškreiptas konfucionizmas, kad vis dėlto tradiciškai moters papročiuose, netgi moteris yra visiškai nulio vietoje. Tai ypač šiuolaikinės, kokios 30-metės, gal ir 40-metės merginos, jau moteris, ne kiekviena nori ir tekėti. Kaip sako, mačiau, kaip vargo mama, būdama tokia visiškai, aišku, priklauso nuo šeimos, bet kai kur jos gali būti visiškai, kaip čia pasakyti, kad dažnai buvo į moterį buvo žiūrima, tik tai daiktas, kuris gimdo vaikus, juos užaugina ir tvarko namus, ta prasme, namų šeimininkė, kuri dar ir vaikus gimdo. Maždaug moters vieta buvo tokia. Tai kaip ir sakiau, kad yra nemažai tokie, kad merginų, kad jie juošiu pati, tuo labiau, kad visuomeniai vis dėlto papračiuose tradicijų yra taip, bet visuomenėje jų moters vieta vis dėlto yra normalu, kad gauna išsilavinimą, kad gali gauti gal ir nelabai gerai, aišku, skirtumas, man atrodo, irgi yra tarp tų atlyginimų, bet vis tiek kažkokį padorų atlyginimą, iš kurio tu gali pati gyventi, keliauti, valgyti, darytis, ten būtų nuomotis, taip toliau, tai kam tada man tas vyras, kaip prisimena, kaip mamos ir močiutės svarbu. Tai čia yra kita problema tokia didelė. Čia iš tikrųjų yra gili problema, bet aš galvoju, kad jinai yra turbūt visur, tik gal, pavyzdžiui, pas mus švelnesniam lygiai jinai yra, arba bent jau buvo, nes šiaip akivaizdu, kad ir Lietuvoje gimstamumas yra ganėtinai žemas ir poros gyvena, nesirenkančios turėti vaikų, ar ne?
Tai tik taip, kad Korejoje tas galbūt yra dar ženkliau, net kiek mačiau, kad bent jau pagal tą statistiką problema šiek tiek opesnė negu pas mus. Ir aš kažkaip visą laiką galvoju, turbūt jie neturi kada užsiimti šeimos ten planavimu ar dar kažko, nes jie visą laiką dirba, bet priežastis tikrai yra gilesnės, kaip ir papasakojat. Na ir gal tada pakalbėkit dar šiek tiek apie šiaip labai daug visko yra ir tų temų yra labai daug, bet apie kultūrą, apie tą tokią populiariąją kultūrą. Aš kiek esu girdėjusi, kad populiarioji kultūra yra tokių, kaip čia pasakyti, populiariosios kultūros reiškinių, kurie pasaulyje yra labai gerai žinomi kaip kilę iš Pietų Korėjos, tačiau pačioj Pietų Korėjoje yra nelabai populiarūs. Tai gal galėtumėt papasakoti, kas tai yra ir kodėl taip yra? Kodėl taip yra, tai aš nepasakyčiau. Tiesiog taip jau atsitiko, gal sakyčiau. Pirmas būtų buvęs tai režisierius Kim Ki-dukas, kurio visus filmus, man atrodo, visoje Europoje visi peržiūrėjo visus jo filmus, o Korejoje jis nebuvo labai populiarus kažkaip. Ir aš kiek žinau, kiek esu girdėjęs, kodėl jam nelabai patiko, tai kad vis dėlto Kim Ki-duko filmuose vaizduojama Koreja ir ne iš pačių teigiamiausių pusių ir gan kartais tikrai gan žiauriai yra tokių filmų, kad nes aš verčiau, tai galbūt vienas filmas pasigailėjau, kad aš žiūrėjau. Nes po to pasižiūrėjau, kad reikia pažiūrėti filmą dėl to, kad žinotum, apie ką versti reikia subtitrus, ir po to pasižiūrėjau, kad jie ten nieko nekalbėjo ir iš tų subtitrų ten tikrai nereikėjo žiūrėti to filmą, bet jis toks baisus, kad tikrai pasigailėjau, kad žiūrėjau. Ir tai korėjiečiams nepatinka tas, kad vaizduojama Koreja vis dėlto gan labai neigiamai, nors gal kituose filmuose lygtais irgi būna, bet gal ne tai. Po to, kas buvo, ką daugiau žinoma, žinau, kad, pavyzdžiui, koks Gangnam Style daina, tai pasidarė žymi tik tada, kai jis surinko kažkiek peržiūrų YouTube Amerikoje. Aišku, iki tol korėjiečiams kažkodėl nerūpėjo visiškai, bet kai surinko, tai tada jau iki atsibodimo visur skambėjo. Apie šitie kalmarų žaidimai. Aha, Squid Game. Aš, pavyzdžiui, apie kalmarų žaidimus išgirdau iš draugo, kuris gyvena užsienį, kad sako labai įdomus, bet kažkaip manęs ir nenuėjau jų žiūrėti, bet vėliau sužinojau, kad visam pasauliu, gal ne visam pasauliu, Europai, net ir Lietuvai visi taip žiūri, o Korejai dauguma net nežino apie ką tas serialas. Aš irgi taip nežinau apie ką ir mano dauguma draugų tai sakė, žinau, prisimenu, kad sėdėjom darbe iš 15 žmonių buvo tik tai vienas žmogus, kuris žiūrėjo. Ir taip per klaidą užsikabino, o visi kiti, visi yra girdėję, kad yra toks serialas, žino, kad užsienį yra garsus, bet kai kas, kaip sakau, yra tokių, kurie nežino apie ką, žino tik tai pavadinimą. Aš dar iki šiol prisimenu, kai dar buvo, kai prasidėjo skiepijimai nuo koronos, sėdžiu aš ligoninėje, laukiu, ar tai laukiu skiepą, ir už mano už nugaros dvi merginos kalbasi kažką pliurpia, sako, ar tu matyti tos kalmarų žaidimus? Ne, nemačiau. Aš irgi nemačiau. Ai, gal užsieniečiam gal ten ir įdomu kažką žiūrėti, tai ką ten. Tai taip, man atrodo, didžioji Korėjos dalis tas kalmarų žaidimų ir nepasižiūrėjo. Ir dabar, kadangi išėjęs jau antras sezonas, tai aš įtariu, kad jie bando kažkaip prastumti, kad korėjiečiai irgi žiūrėtų, nes pilna visų reklamos. Ir šiaip reklamos tokios ne plakatai, dabar aišku, ten visų šitų, yra parduotuvėse maistas, netgi gaminamas su ženklu, kad čia yra kalmarų žaidimų, ar tai čipsai, ar dar kažkas. Ir aš taip įtariu, kad dėl to, kad bent jau bando kažkaip prastumti, kad bent jau antrą sezoną žiūrėtų korėjiečiai. Aš nežinau, ar žiūrės, aš tai kažkaip nesiprašau žiūrėti. O pavyzdžiui, dar yra labai gerai pasaulyje žinoma Korėjos pop grupė, vaikinų pop grupė BTS. Bent jau naujoji karta, užsienį netgi Lietuvoje tikrai yra einančių dėl jos iš proto. Ir
kiek žinau, dabar jie savo veiklą yra sustabdę vien dėl to, kad turi praeiti karinę tarnybą, nes Korejoje karinė tarnyba, kiek žinau, yra privaloma, tiesa. Tai man buvo labai įdomu, kadangi jie šiaip yra jau milijonieriai tie vaikinukai, bet visgi pagal įstatymus jie privalo atlikti karinę tarnybą ir eina. Ir aš po to pagalvojau, kad Lietuvoje, na, tarkim, jeigu žmogus, na, ar sportininkas arba kažkoks atlikėjas, kažin ar jisai eitų karinės tarnybos ir turbūt prašytų išimčių. Ir man viena vertus patiko, kad tų išimčių čia kaip ir nėra. Ar karinė tarnyba Pietų Korėjoje yra kaip prestižas? Ne prestižas, čia niekas į tą karinį tarnauti nenori. Čia tiesiog pagal įstatymus privaloma, kai po padalimo pasibaigus karui yra, kai buvo įvesta, kad privaloma karinė tarnyba, taip likus, tik tai trumpėja, aišku, tas tarnavimo laikas. Niekas per daug nenori, nes ypatingai vyrai kiek daug girdėjau, kad tiesiog žiūri kaip į laiko švaistimą, tiesiog iš gyvenimo išbrauki tuos 2 metus, kai nieko nedarai. Ir kaip mano pažįstama, mano amžiaus, kas sakydavo, kad nori, kad susivienytų Korėjos, anksčiau bent jau norėdavo, iki šiol tikriausiai nori, kad susivienytų Korėjos vien dėl to, kad gal nebereikės privalomai tarnauti. Bet pagal įstatymus yra tokių, tarp kitko, kurie bando išvengti. Ir tai aišku, čia visokie aktoriai ir visi šitie sportininkai ne, bet dažniausiai tai būtų vis dėlto turtingų tėvų vaikai kažkokiais būdais, kurie įmanomi, bet žinau, kad tada visuomet pakeliamas didžiausias skandalas, kad kažkas, nes korėjiečiai mėgsta protestuoti ir demonstruoti ir tikrai negali, kodėl mes turim visi, o va čia tai tas nenuėjo tarnauti. Tai tais atvejais yra bandančių išvengti, bet kiek žinau, aktoriai, visos įžymybės, lygtais buvo kažkaip, kad kažkas, kur lygtais nėra ir buvo gan didelis skandalas, ir tikrai, matau, dar iš karto atsilieptų prestižui, ir, nes, pavyzdžiui, kad ir BTS-as žinomas ir mėgstamas buvo ir korėjiečiai, ir man atrodo, jei jie ten kažką būtų bandę, tai jų kaip ir niekas jų beveik ir nebesiklausytų, čia jų visą karjerą tuo metu tada ir pasibaigtų. Yra griežtai, jie žiūri, niekas nenori, bet niekam ir netleidžia, jei kas nors išvengia šito. Supratau, va, kaip įdomu. Nežinau, pas mus galbūt irgi tokio diskusinio pobūdžio kažkokios diskusijos iškilusios, bet nemanau, kad eitų kažkas dėl to protestuoti. Bet šiaip labai įdomu. Matot, aš visai galvojau, kad visgi tai yra kažkoks pride arba, kaip čia pasakyti, galbūt jaučiama ta nuolatinė grėsmė iš tos Šiaurės Korėjos. O čia pasirodo tiesiog, ar ne, na, taisyklės yra virš visko. O Jo, pavyzdžiui, su Šiaurės Korėja šiaip tai, tokie kaip, nežinau iš tikrųjų, kiek ir dabar aišku, kadangi yra privaloma karinė tarnyba, yra armija, yra dar stovinti JAV armija nuolat Korėjai, tai dėl to visi korėjiečiai, galiu pasakyti, kad kai tik tai Šiaurės Korėja puola, tai pietų korėjiečiai sužino patys paskutiniai, kad kažkokios raketos buvo paleistos. Gal ne, tikrai, man visą laiką praneša arba mama, arba kažkas iš draugų, kurie tikrai ne Korėjoje gyvena, kad dėl kažkas pas mus atsitiko. Dar vieną vienintelį kartą aš sužinojau iš vienos pažįstamos, kuri čia gyvena, bet ji sužinojo iš savo mamos, kuri aišku ne čia gyvena. Visos šitos žinios pirmiausia ateina iš užsienio, ne iš čia. Ir būna, kad net patys korėjiečiai, aš dabar galvoju, kažkokias, čia visai neseniai buvo irgi kažkokios raketos, kur paleido, tai aš savo draugui, kaip pasakiau, paleistos jos buvo antradienį, aš jam pasakiau sekmadienį, tai jis pats korėjietis iš manęs sužino, kad čia vėl kažkas eilinį kartą buvo. Tai dėl Šiaurės Korėjos čia visi dėl to gal ramiai sėdi, bet kadangi iš tikrųjų pasiruošusi, gal dar iš vienos pusės ir iš kitos pusės, aišku, tas tolsta, po biškių tolsta, kitaip žiūrima, bet vis dėlto pietų korėjiečiams, Šiaurės korėjiečiai vis dėlto yra ta pati tauta. Čia, nes aš jau pastebiu, kažkaip keistai žiūrisi, kai, pavyzdžiui, kad ir Lietuvos žiniasklaida arba užsienio žiniasklaida, kai ten vadinama pikta kaimynė, dar kažkas, ir realiai pietų korėjiečiams nėra ji pikta kaimynė, tai nėra
kaip mums būtų Rusija, net ne kaip Latvija, tai yra tiesiog ta pati tauta, kalbanti tą patį kalbą, kuri vat, atsidarė, mus sugalvojo kažkas atskyrė ir gyvent kito. Tai, bet pas juos toks dvigubas jausmas, kad nu, negali jie, šiaip giliai širdėje, jie negali žiūrėti kaip į priešą. Kitaip neišeina. Jeigu, realiai, jeigu tas pats, jeigu mes Lietuvą kažkur nubrėžiam liniją ir man atrodo bet kur be nubrėžtum liniją, vis tiek visi mes turėsim savo giminaičių kitoj pusėje. Aišku, dabar yra praėję nemažai to laiko, tai tie, kurie tos giminaičius prisimena, jiems jau po 90 ir daugiau metų, visi jaunesni apie tos giminaičius yra tik tai girdėję, kad vat, mūsų tenai yra, ten yra dėdė, teta, dar kažkas, tokie pusbroliai, apie kažkokius dar girdėjo, ten ryšiai gerokai nutrūkė, bet vis tiek jie dar į tą pačią, kaip į tą pačią šalį žiūri, į tą pačią tautą. O, pavyzdžiui, ta komunikacija tarkim, ir tų atskirtų giminaičių, jinai yra galima, nežinau, laiškais ar šiaip skambučiais įmanoma, ar nelabai? Kiek aš žinau, man atrodo, beveik jokios nėra, bet anksčiau bent jau organizuodavo kartą per metus šeimų susitikimus. Ne visur ten turėdavai, bet šiaip pačios jokio bendravimo beveik nėra. Kiek aš žinau, tai tikrai jokio nėra. Realiai nežinau, aš esu tik tai girdėjęs, kad vienas toks pažįstamas organizavo kažkokius pokalbius ir ten dalyvavo tokia žurnalistė, kuri pati yra iš Šiaurės Korėjos pabėgusi jau ar ten kažkaip, nežinau tiksliai kaip ji čia atsigavo su savo dukra, tai bent jau ji minėjo, kad čia gyvendama ji turi kartą per mėnesį vis dėlto bendrauja su savo pažįstamais ar giminaičiais, nežinau, telefonu ar kažkaip, kad gal ne kartą per mėnesį, gal dar rečiau, bet jį kažkaip bendrauja. Tad aš nežinau, ar čia atskirai skirta, bet šiaip, bet tiem visi kiti, tai visą tą laiką tik tai per tos susitikimus, o šiaip jokio bendravimo visiškai nėra, bent jau paprastų žmonių lygiai. Bet tokia viltis kažkada susijungti, jinai visgi pas žmonės pasąmonė egzistuoja, kaip suprantu. Man atrodo, kaip bet dar mano bendramžių, man atrodo, pasąmonė kažkur yra. Gal jaunesniems jau, aišku, ten, man atrodo, tos vilties vis mažiau ir mažiau visi turi, nes, kaip girdėjau, visi tikėjosi, aišku, kad susivienimas įvyks po geležinės uždangos griuvimo, ar tai po Kim Il-sono mirties, po kažkurio iš vieno mirčių, kad visi tikėjosi, buvo tuo metu laikas, kai galėjo, bet kad kaip neįvyko, viskas tempėsi, tai atrodo, vis tiek ta viltis yra kažkur, ten jau Korėjų yra, Pietų Korėja yra susivienimo ministerija, kuris nesirašė panaikinti. Yra netgi susivienimo ministerija, ne? Ir man atrodo, netgi mes mokam kažkokį mokestį susivienimą. Iš visų mokesčių, nežinote, kaip mokesčiai išsiskirsto ir kažkuri dalis, kažkuris procentas eina į susivienimą. Kaip įdomu. Na, gal kada nors bus kažkoks rezervas sukauptas iš gyventojų ir pažiūrėkit, nusipirks gal galiausiai Šiaurės Korėja. Aišku, juokauju. Dar norėčiau paliesti vieną tokią temą, kuri yra skaudi, bet jinai iš tikrųjų aktuali ir Lietuvai. Tai yra didelis savižudybių skaičius. Kažkur peržiūrėjau statistiką, kad pagal ekonominio bendradarbiavimo šalių kontekste Korėja yra pirma pagal savižudybių skaičių, o Lietuva rikiuojasi iš karto po Pietų Korėjos. Vat ir galvoju, kodėl, gal yra kažkokių tais paaiškinimų, kodėl toks didelis savižudybių skaičius, gal yra kažkokių viešų diskusijų siekiant mažinti tai, arba bent jau įsivartinant, ką reikia daryti, kad užkardyti šitą tokį didelį savižudybių kiekį. Aš kaip tik vakar važiuodamas namo stovėjau metro ir matau tokią didžiausią
reklamą, kadangi metro visada yra, metro atvažiuoja traukinys, bet visuomet platforma yra pertvara, kur atsidarančiam durim, tai jie atsidaro tik tada, kai traukinys atvažiavęs. Ir ant tos pertvaros buvo didžiausia reklama, ką daryti, kai tau kyla mintis apie savižudybę. Dabar neprisimenu telefono numerio, kažkaip didelio reikia. Bet šiaip kalbam apie tai, kodėl, nežinau, dėl suaugusių žmonių, bet tikriausiai gal ne visai panašios tikriausiai priežastys kaip Lietuvoje. Tai aišku, tas įtempta dienotvarkė, tas, čia pasakyti, persidirbimas ir taip toliau, man atrodo, tai tas pateikia. Kitas yra, man atrodo, kas buvo didesnė problema, tai ne tiek, ne šitų, tai yra paauglių savižudybės. Ir paauglių savižudybės tai labai įtakoja būtent tas perkrūtas mokymasis, kad tu turi mokytis, išlaikyti geriausiai egzaminus, įstoti patį geriausią universitetą ir taip toliau. Tai va šitas, kiek žinau, tas slėgimas iš tėvų, spaudimas tėvų būti visada geriausiam ir jeigu tu nesi geriausias, pasirenka tą. Ir dėl diskusijų, kaip čia pasakius, tai yra įvairiausių priemonių, kur minėjau, kad yra šitie ekranai, platformos nuo bėgių yra atskirtos ir durys atsidarius tada, kai traukinys, tai žinau, kad įtaisė visą šitą tik tai tam, kad niekas nešokinėtų po traukinio ratais. Dėl saugumo, kad aišku, ir šiaip gali tų nelaimingų atsitikimų būti, kad tu netyčia pastumsi įgriūsi, bet vienas iš tų, kad yra vis dėlto buvo vienas iš savižudybų, tai bet metro šokti po atvažiuojančiam metro traukiniu. Tai dabar vienas šitą. Po to ant visų tiltų, prie visų tiltų, man atrodo, yra jau, gal ne prie visų, bet daug kur yra įrengti paaukštinimai irgi pertvaros, kad tu nesugebėtum nuo to tilto nušokti. Ir šiaip ant, pavyzdžiui, ant pagrindinio tilto, kuris populiariausias tarp savižudžių buvo, yra ant to turėklo einant visur užrašai, ar eilėraštis, ar kažkoks, viską tu esi reikalingas. Tu tenai daryk, ir man atrodo, gal ir telefono numerį surašyti kur. Nes vakar, kur buvau, tai irgi, kai turi, net jeigu susikopia tavo širdė, tai ko tu negali nepasakyti net artimiausiams, jeigu ten taip, pasiskambink tokiu telefonu. Ir dėl diskusijų nežinau, bet bent jau vakar, kai mane šiek tiek ta socialinė reklama, pirmą kartą aš mačiau, kad metro stoty yra tokia didelė. Ant tų tiltų tai jau seniai buvo prirašyta ten, ant pagrindinių tiltų, kur šitą tai jau senai, kad visą, nežinote, per Seulą teka Hangan upė, kurios plotis maždaug kilometras, tai ir tų tiltų tokie pločiai. Tai visi tie turėklai ir nurašyti visais šitais, koks tu esi svarbus, ką tu tau daryti, jeigu ten kyla tokios ir tokios mintis. Na ir grįžtant. Ir yra aišku, psichologinės tos pagalbos linijos, kaip ir visam pasauliu greičiausiai, kur galiu pasakyti, savaitgaliais, pavyzdžiui, penktadienį naktį yra labai sunku prisiskambinti. Nes visos linijos užimtos, ar ne? Jo, gal ne taip sunku, nes man dėl kitų reikų teko skambinti, bet ne dėl savižudybės, tai man atrodo vieną dieną lygtais niekaip ir o gal ir prisiskambinu, žinau, kad ne iš karto teko gerokai palaukti, kol prisiskambinu. O pavyzdžiui, gal tai yra daugiau tokio didmiesčių problema, ar ne, kur yra susvetimėjimas, arba, pavyzdžiui, aš neįsivaizduoju, Seulas milžiniškas miestas ir didelis gyventojų tankumas ir nepaisant to, kad tų žmonių daug, bet gal žmonės kažkaip jaučiasi labai izoliuoti, ar koks tas socialinis gyvenimas Korėjoje? Socialinis gyvenimas, bent jau didmiesčiuose, tai, kaip čia pasakius, aišku, yra tas didelė izoliacija, daug kas, kadangi vis dėlto korėjiečiai gal tuo labiau panašesni į lietuvius, kad vis dėlto vis dar gyvena kaime. Savo kaime turi gyventi. Čia aš turiu labai nedidelė dalis su Martynu, bet ne 2 minutės. Paskutinės 2 minutės pokalbio neįsirašė dėl to, kad užstrigo internetas. Na, bet tai normalu, kai
kalbuosi su žmogumi gyvenančiam kitam žemės krašte. Bet kokiu atveju pokalbis buvo labai įdomus, labai platus. Jeigu turit klausimų, rašykit, komentuokit ir galbūt Martyno galėsim paklausti dar kažko.